Nu ir gausime savo laimį. Labas rytas, gerai išmiegojom. Naktį buvo iš tikrųjų šilta, netgi vienu tarpu karšta. Tik tais tiek, kad tarp 1 ir 4 pradėjo pjauti odai. Mėgau jaučiuos biški patinės. Šiandien nusimato koks geras 100 kilometrų. Dėl nakvynės vietos dar spręsim su laimiu. Nes nelabai norės paskutinį dieną pasilikti tokį ilgą gepsą. Greitai dar niekur neišvažiuosim. Vietai. Nu ką, valgom skaniai. Baigim suvalgyti frikadelius. Vokiškos bulvių salotikės. Lidlo kapoti pomidorai. Daniška kava, nu nedar. Po 12-15 tik dabar išvykstam iš kemperio. Iki šiol vis dar pylė lietus, nes norėjo niekur važiuoti. Dabar ir oras lyg šiltesnis. 12:30, pusė 1. 18 laipsnių. Važiavom dar tik 1 kilometrą. Darau laimį. Štai tokie šelteriukai. Čia dar kažkas pasikelia, matau. Reikia dviese prikelti ir stumti priekį. Čia su sklaščiais užfiksuoji. Ir va, prie krašto atsisėdi, turi stalą. Reportažas iš Riomės salos. Kokios kainos yra Danijoje. Pyragėlis 45 kronos. 2 kokos skardinės po 10 kronų. Ir 1 kavytė. Viso kainavo 87. Va, važiuojame į paplūdimį. Išties pakankamai neįprastas vaizdinys mums, kai mes turim labai mažai jūros pakrantės ir mums prie jūros privažiuoti visiškai draudžiama. Tai čia atvirkščiai. Panašu, kad pamažu artėja potvynis, nes vanduo vis po truputį kyla vis aukščiau ir aukščiau, to sieks dviratį. O ir matosi, kaip bangos atneša vandenį ir jau vis srovė eina vis daugiau čionais. Taigi laikas nešdintis iš paplūdimio. Va, taip atrodo dviratukas po pasivažinėjimo po paplūdimį. Visur pilna smėlio. Ir čia buvo guzai prikibę, kadangi rimbreikai, 28 mm padangos, klirensas labai mažas ir viskas čia tiesiog užsikimša vis drožis. Tiesiog nuostabu. Iki Tonderio liko kažkur tais 10 gal 11 km. Ten padarysim sustojimą, pasistiprinsim ir tada link nakvynės vietos. Iki nakvynės vietos bus kažkur apie 3 km. Atvažiavom į Tinder miestelį. Ne, gerai. Tonder vadinasi miestelis. Čia kažkoks pirmadienio vakaras, ramu, nieko nėra, niekas nevaikšto. O čia yra Danijos Vokietijos siena pėstiesiems, o čia Danai. Va, o čia... Va, matai tą trikampį šitą? Ir va ten yra trikampį. Ir kai tu atsistoji į vieną liniją, jie ir žymi sieną. O nuo to trikampio iki to trikampio. Jo.
Tai va, o čia vat per tiltelį pervažiuoja nuo pusį vokiečių. Bet oras šiltas, įmint nėra šalta, esu Flemenburgo centre. Atvažiuojant pro Minių čia naktį, nieko nesimatė. Minti vėl reikės prieš vėją visą dieną. Tempas nebus labai didelis, bet laiko turiu. Kol kas rodo, kad į juostą atvažiuosiu apie 4 valandą, na, o man reikia ant 8 būti, 4 valandas turiu. Geležiniais yra pakaustyta statybos metai. 1878, kiek man yra žinoma, kažkada priklausė Danijai, tai bažnyčia tokia pakankamai daniško stiliaus. Nu, ką tik kebabinį pavalgiau, kebabas ne kažką, bytoje pavalgiau nemokamai, nes prieš pirkant paklausiau, ar galiu atsiskaityti kortelę, sakė viskas gerai, aparatą turiu, o kai reikėjo atsiskaityti, aparatas nusmigo. Na, jis ten maigė bachuriukas, bet nieko jam ten nesigavo ir sako, nu ką, laisvas, for free. Šutas biškai pasisuko į rytus, tai vėjas labai įvaina į nugarą, taip smagiau ir minti. Greitis geresnis, nežinau, jums matosi. Kuro kainos didelis. Puodelis su pienu ir 2 bandelės 5,20 €. Jau biškai. Atvykau į Misiundę, vėl kelsiuos su mažu keltuku. Keltas iš Klaipėdos. Jis dabar prisišvartuos, išleis visus ir lauks vakaro, kol visi suvažiuos. Išplauksim tik 9 valandą vakare.